Reikia. Biškį dar pasislinkite. O dar būtų įmanoma. Nu, sveiki, esu Sofija. Mano procesas buvo įvairus. Pradžioje tikrai galvojau, kad labai daug ko neišeis man padaryti. Bet galiausiai ir savo aktoriais ir visų darbų esu patenkinta. Tai mano pagrindinis tikslas iš esmės buvo, kad aktoriai pasilinksmintų. Tai šiandien tai ir pabandysim. Mano pjesė apsakymas vadinasi Painiava, bet aš pervadinau ir mano etiudas vadinasi Pasiutai ar ką. Tai tiek, manau. Įsivaizduojat, moterys? Niekas mišių neužpirko. Kaip čia dabar?
joks mišiūnį išpirkęs. Ne, nu tai. O kunigas? Pati šit pasupranti. Vargšas kunigas. Tie žmonės dabar skupinio nebepakeičia. Pas prisiminti. Reikia mes nuvešim pažiūrėsim, Kas jau uždės? Kas jau uždės? Kas apės? mano anūkai užsienį gyvena. Apšteks. Jos tik jau Moteris, sugalvojau. O jeigu jūs užpirktumėt mišias? pensijų dar negavo. Veltui. Kaip? Veltui? Esu veltui savo. Nu tai. Kiekvieną vardą veltui. Užrašysiu tada. Ne, tai mes atrašysim. Nu, tai rašysim tada. Užrašysiu. Nu, tai tu... Kiekvieną vardą veltui. Kunigui nieko nesakom. Ne, tai gerai, tai jeigu veltui, tai mes supranti, užrašysim viskas čia. Prirašysim pilnus lapus. Aš dabar einu atsinešti. Man reikia užrašyti. Tai aš tada galvosiu, už ką čia rašysi, tada galvosiu. Aš tai Gerai, supranti. Klausa. Tas nepavaldytas. Supranti. Jeigu neštų. Sarmata paskui. taip, tai sakau, kad nuvalyti. Nu, tai sakyk dabar man. Sakė, tada, ką čia dabar. Tai už sveikatą Dievo tarnumą dar reikia rašyti. Sveikata. Nu, Andrėjų ir Darijos su vaikais, tai čia būtinai. Tada Metrijų, Antipa ir Mariją reiktų užrašyti. Palauk, tu. Taip neskubėk, nes, žinok, nekiškit vėjėsi, suspėsi. Tai. A, tu užrašai Mariją. Marija. Nu, tai tada dar tuos brolius Gabėjus Kirėjo pašylos. Jo, šitą. Na, Reikia rašyti. užrašysim. Tada reiktų užrašyti. Nu, Antipa. Mariją reiktų užrašyti. Marija čia. Kad ar čia mums užrašyti? Šitą. Kaip tai? Pasakyk. Arba, Na, tas, taigi, kur čia, kur ateina patarnaut, kaip Jėzau. kur pandėlėjus. Nu, tai pandėlėjom, žinot, rašyk. Pandėlėjus, prašau. Palauk. Bet tas pandėlėjus ar nemiręs? Ne, nu tai kas čia žino, nu tai miręs, tai vieną dieną gyvas, kitą kartą miręs, supranti. Tai kaipgi tu man liepi rašyti už sveikatą? Ne, Nu, nu tai, irgi man. tu supranti, tai, nu tai, Tu sakyk, kaip reikiant ne, nu tai pranešti. koks tu čia man, jeigu supranti, nesupranti. Čia nelankai. Tai, supranti, Jėzau, sako ar miręs, nu tai iš to man žinoma, Jėzau. Tai, ką rašyti man čia šitą tada? Nu tai va, palauk. Minsiu dabar va šitą. Va. Va, šitą. Rašyk, aš tau sakau. Nu tai, Rašyk, nu va tas kaip jis ten. Va, rašyk. Nu va tas pripėdinas kur. Rašyk. Sakau, rašyk. Nu, Ivana. tai Rašyk Ivana. sakyk, kad Ivana, Jėzau, Tai nežinai, ką pripėdinė. Tai Tai pirmaikinį gal visą šitą kaimą. supranti. Rašyk. Nu. Tada rašyk. Tai, Bet dabar rašyk, kad šitą va, kaip jis ten. Būtinai užrašyk Jėgorą. Va toks žmogelis, tai va. Tada užrašyk dar, žinai, tą. Dar užrašyk už kareivį Zacharą. Kaip išėjau 4 metais tarnybom, nuo to laiko ir negirdėti. Tai gal jis miręs, klausyk, tas Zacharas. O kas jį žino? O gal miręs, o gal gyvas, tu rašyk. Ne, nu tai pasiutai tu. Tai ir kur man rašyti? Jeigu sakysim, kad gyvas, tai už sveikatą, supranti. Jeigu kad miręs, tai amžinatelis, nu Jėzau. Tu mieloji rašyk tada į abu raštelius. O paskui bus matyt, jau nors netikęs žmogus. Netikęs. O prapuolęs? Prapuolęs, aš supranti, man prie bažnyčios sako daug piniginiais man. Nu. Na tai va, dabar rašyk dar tada, va, kaip ten tas. Nu va, rašyk. Rašyk, aš tau sakau. Tai šitą sakyk, nu. Nu va. Nu kur ten išsikraustė į kitų kaimų.
Kaip tu ne šitą supranti, kaip jį dabar? Markas, Marką rašyk tada. Markas. Rašyk šitą dar. Nu, rašyk ir Leontijų. Geras žmogelis, tai tegu paminė dar kartelį. Tada rašyk šitą Kuzmasoną. Kuzmasoną. Nu, ir rašyk dar, vat, rašyk Kuzmasoną. Už sergančią Fedosiją. Sergančią Fedosiją. Jėzau, tave sergančią Fedosiją amžinatilsį rašyt, nu tu nu žinai, ką? Už mane į amžinatilsį? Tu pasiūtai tvarką? Ne, nu tai tu man sakai rašyk į amžinatilsį, supranti? Jėzau, tu kapus Jėzau, tu kapus pagavo, supranti? Į amžinatilsį, tada nenumirusi, tu čia nori rašyti. Vien taip supranti, tu čia man tik maišai viską. Tu pasižiūrėk į tuos savo akinius, nematai kur rašyti, bet akiniai kaip butelkos arba dugnai. Dugnai butelkos, Jėzau, aš tak tave supranti, jaunystė dugnesnėjus. O tu čia man sakai, Jėzau, supranti. Jaunystės dugnai. Atsimenu, kad 39 metais, ką per šokį su Pranu veikėt. Jėzau, visas kaimas skambėjo. Taip, tu čia plėskani, Jėzau, supranti. Aš užrašysiu. Aš tau dabar užrašysiu. Aš nerašysiu, čia tu Praną supranti. Savo algutį rašyk, ne mano Praną. Užrašysiu aš tau tą Praną. Aš tau užrašysiu jį. Va, visą manystę pavydėjai tu. Begėlė, tu begėlė. Rašysiu aš tau Praną, pasakiau. Aš tau sakau, Praną. Grindis valo. Užrašyk apduotę ir užrašyk tą Praną. Aš tau užrašysiu tą Praną, Jėzus. Na, Apduotę tai kur tas tušinėlis? Va, tu mes šitą dėjom. Prašyk nemoka, negi čia Mišos. Gal kitą kartą mokėsi, dar ir už mane pamatysi. Va, tai jau smėto ant žemės. Tu supranti tas perkūnas, kuris čia pasislėpė. Na, užrašiau. Užrašiau, va, apduotėje, supranti, rašyta. Ne, nu tu pažiūrėk, kur įrašyta šita gražuolė. Nu, jam žinatilsi. Tu apduotė, kai jam žinatilsi rašyk. Nu, metų dar nebuvo, kaip ištikėjau, o tu ir ją jau mirti šauki. Ne, tu vaikeli čia baig, žinau. Tu čia baig, tegu tave Dievas myli, kad tu čia... O, pevėliau, atpainiu aš. Imkit šitą, neškit knygėliui. Neškit, aš čia suprantu, O čia mes kopustinės išvis. bet užeik, aš pasakau, aš jums O kur man to? savo tą Svagūną padėjai. pas Praną pasimė tą svagūną. Va. Pas Praną gyvatę. Čia negerai taip išėjo. Širdį permušinę pradėjo. Žinai, kaip pradėjau, aš sakysiu. Marcelio, aš pasakysiu. Aš negerai man širdelės. Atsiprašau. Ką sakai tu? Jau pasakiau. Man negirdėjau. Negirdėjau aš čia. Aš tau sakau, atsiprašau. Nu tai, žinau, tada man taip širdžia spaudžia. Nu, aš ir atsiprašau. Taip bėgu namuose, žinai, o už ką tu atsiprašai? Pasakyk, kad mušai mane, o atsiprašau.
atsiprašau. Nu, tai Dievas tada mylės tu. Juk žinai, Angelėlė, kad silpna. Šventas kasdienį. Padėk šio žodžio. Ačiū labai visiems žiūrovam. Ačiū, kad atėjote vidury darbo dienos. Kursas.